Sveiki vaikai, šiandienos tema skaičių palyginimas. Gerai, kad palyginti du skaičius, turime naudoti palyginimo ženklus. Mes jau žinome, kad yra ženklas daugiau, yra ženklas mažiau, tai yra griežti ženklai, ane? Griežti ženklai. Toliau yra daugiau arba lygų, mažiau arba lygų, tai čia negriežti ženklai. Šitą jums po to reikės, bus uždaviniuose parašyta ir jums reikės patiems apsispręsti, koks ten ženklas. Tai gerai, daugiau, mažiau, daugiau arba lygų, mažiau arba lygų. Gerai, kad palyginti du skaičius, reikia dar įsivaizduoti skaičių tiesę. Joje, jeigu mes pažymėsime 0, mes galime suprasti, kad dešiniai pusėje bus teigiami skaičiai, tarkim, ten, nežinau, 15 ir ten 50. Belenkokius galiu parašyti. Gerai, o kairiai pusėje mes taip pat žinome, kad yra neigiami skaičiai, tarkim, ten -3 ir ten -28, kaip pavyzdys. Gerai, dabar skaičių tiesėje visada naudojamas tik tai vienintelis ženklas. Tai yra mažiau ženklas. Kur jį be įrašyčiau, jisai tiks. Jeigu aš parašau čia šitą ženklą, jisai tinka. Reiškia, -28 yra mažiau už -3. -3 daugiau, nes arčiau 0. Gerai, čia parašau šitą ženklą, irgi 15 yra daugiau už 0. Irgi yra logiška. Taigi, kur be parašyčiau tarp dviejų skaičių tiesėje tą ženklą mažiau, jisai visur tiks. Reiškia, dešinysis skaičius visada didesnis už kairį skaičių. Visada. Skaičių tiesėje taip yra. Visada. Kur be parašyčiau? 0 yra daugiau už -3. Kaip be būtų keista, 0 yra už kažką didesnis. Už -3 jis tikrai yra didesnis ir už -28 ir už bet kokį skaičių su minusu jis yra didesnis. Gerai. Toliau. Lygiai taip pat, kad palyginti skaičius, aš turiu mokėti palyginti, tarkim, skaičius su daug skaitmenų. Tarkim, ten 3, 4, 1, 0, 8 ir 3, 4, 1, 0, 0, kaip pavyzdys, tarkim. Gerai, kaip palyginu aš šiaip skaičius, kaip aš tai darau? Pirmiausia, paskaičiuoju, ar juose yra vienodas kiekis skaitmenų. Taip, vienodas. Čia 5 skaitmenys ir čia 5 skaitmenys. Ok, reiškia, reikia jau lyginti kitų būdų. Kas būtų, jeigu būtų čia, tarkim, 4 skaitmenys, o čia būtų 3 skaitmenys. Tai aišku, tas skaičius, kuris turi daugiau skaitmenų, jis daugiau tų pozicijų turi, tai jis iškart automatiškai tampa didesnis. Taip? O jeigu vienodas kiekis skaitmenų, tai tada reikia eiti iš kairės į dešinę ir lyginti kiekvieną skaičiuką atskirai. Tai dabar žiūrim. 3 ir 3 lygus. 4, 4 lygus. 1, 1 lygus. 0, 0 lygus. 8 ir 0. 8 daugiau už 0 reiškia, šitas skaičius yra didesnis. Tiesiog pagal paskutinį skaitmenį, kuris buvo didesnis, arba pagal pirmą pasitaikiusi skaitmenį, kuris būtų didesnis, skaičius pasidaro didesnis. Tik tuo atveju, jeigu skaitmenų kiekis vienodas. Kas bus, jeigu yra su kableliu, dešimtosios dalis? Tai 28,14, o čia 28,44, kaip pavyzdys. Tai vėlgi, pirmiausia įsitikinu, kad sveikoji dalis yra vienodo kiekio skaitmenų, ane? Suprantu, kad čia yra iki 100 ir čia iki 100. Tai, o toliau skaičiuoju lygiai taip pat lyginu iš kairės į dešinę. 2 ir 2 vienodi, 8, 8 vienodi, 1, 4. 1 mažiau už 4, reiškia ir skaičius yra mažesnis. Kas būtų, jeigu turėčiau čia ne vienodą kiekį sveikųjų dalių, ane? Ne vienodą kiekį sveikųjų dalių. Tai čia yra jau 3 skaitmenys, čia 2 skaitmenys. Logiška, kad iškart yra didesnis skaičius
tas, kurios sveikųjų dalių yra tiesiog daugiau pagal netgi skaitmenų kiekį. Gerai, kas bus, jeigu noriu palyginti skaičius su besikartojančiais intervalais? Tai yra begaliniai skaičiai, ane? Gerai, tarkim, turiu 3,81 ir turiu 3,82. Koks skaičius bus didesnis? Pasižiūrim. Šiuo atveju aš taip pat darau ir skaičiuoju iš kairės, lyginu iš kairės į dešinę ir žiūriu. 3, 3, 8, 8, 1, 2. Tai reiškia, vienas mažiau už 2, tai aš palyginau ir turiu, kad šitas yra mažesnis už šitą skaičių. Gerai, o kas jeigu čia būtų ne 2, o būtų va taip, 3, 8. Tiesiog, parašiau jau ženklą. 3, 8, ką man daryti? Tai aš žinau, kad po 8, jeigu nieko neparašyta, tai reiškia ten vien tik nuliai. Aš galiu tiesiog nulių, kiek noriu parašyti. Jeigu man trūksta, aš galiu jų ten prirašyti, kiek noriu. Jie nekeičia mano skaičiaus reikšmės. Gerai, tai dabar lyginu lygiai taip pat. 3, 3, 8, 8, 1, 0. Vienas daugiau už 0, reiškia šitas skaičius bus didesnis už aną. Gerai, o kas bus, jeigu aš turiu va tokį skaičių? Va tokį skaičių. Tai kas bus? Kaip man palyginti? Čia daugiau jau skaitmenų, o čia trūksta. Ką man reikia padaryti? Man reikia užrašyti šitą skaičių kaip pasikartojantį. Tas, kuris yra skliauste, man reikia jį rašyti tiek kartų, kiek man reikia. Tai kaip jis atrodys kitaip? Jis atrodys 8, 1, 8, 1, 8, 1 ir taip toliau. Aš galiu ten 8, 1 prirašyti kiek tik noriu. Tai dabar, kad palyginti šitos du skaičius, darau tą patį. Čia yra 3, čia yra 3, 8, 8, 1, 1, 8, 8 ir 1, 7. Tai 7 yra daugiau už 1, reiškia pats skaičius bus didesnis už tą kitą. Gerai, dabar nelygybės. Jeigu man reikia palyginti nežinomus skaičius, tarkim, man reikia m minus n lygų 8, kaip pavyzdys. Ir manęs klausia, o kaip m ir n yra tarpusavėje, ar kuris iš jų yra didesnis, kuris iš jų yra mažesnis skaičius. Tai gerai, pirmiausia, aš pasižiūriu. Atsakymas yra teigiamas, reiškia, aš iš didesnio skaičiaus atėmiau mažesnį. Reiškia, aš galiu iškart teikti, kad m yra didesnis už n. Kas būtų, jeigu m minus n būtų minus 2? Kad gauti neigiamą skaičių, atimant vieną iš kito, logiška, kad aš turiu iš mažesnio atimti didesnį. Tai šiuo atveju aš galiu parašyti, kad m yra mažesnis už n. Gerai, yra dar toks dalykas kaip dvigubos nelygybės. Jeigu aš turiu, tarkim, minus 2, mažiau už m ir mažiau už 4. Manęs gali paklausti, tai kokio dydžio yra m? Man tiks visi skaičiai, kurie telpa tarp minus 2 ir 4. Kokie tai gali būti skaičiai? Koks m gali būti šiuo atveju? Ar jis gali būti minus 2? Tikrai negali būti, todėl kad jis gali būti tik didesnis už minus 2. Tai reiškia, jeigu čia būtų lygybės ženklas, tada m galėtų būti minus 2. Galėtų būti. Jeigu nėra lygybės ženklo, reiškia tik didesnis. Gerai, koks skaičius didesnis už minus 2? Tarkim, koks m galėtų dar būti? Minus 1 didesnis už minus 2. Jis galėtų būti minus 1. Ar jis galėtų būti minus 1,5?
Tikrai galėtų būti, nes minus pusantro yra daugiau už minus 2. Ar jis galėtų būti skaičius 3,9? 3,9. Tikrai galėtų būti, nes tai yra mažiau už 4. Ar galėtų būti 9 periodų? Galėtų būti, nes jis mažesnis už 4. Galėtų būti ir toks skaičius. Gerai, ar galėtų šiuo atveju m būti lygų 4? Negalėtų, nes ten nėra lygybės ženklo, reiškia m tikrai nelygų 4. Bet visi skaičiai, kurie yra tarp minus 2 ir 4, man visi tinka. Kiek skaitmenų skaičių yra tarp minus 2 ir 4? Begalė, ten gali būti, kiek tik po kablelio uždedu dar vieną skaičiuką ir jų atsiranda begalė skaičių. Gerai, atrodo viskas pasakyta. Ar turit klausimų? Kol kas. Neturit. Gerai, ačiū.